Laba diena, sveiki visi prisijungę į inovacijų klubo susitikimą. Tikiuosi, mane girdite ir matote. Aš esu Goda Raibytė Aleksa ir šiandieną, kaip ir prieš tai keletą kitų inovacijų klubo diskusijų, moderuosiu šį susitikimą ir šią diskusiją. Ir šios dienos tema yra tikrai labai įdomi, nors tikrai ne iš lengviausių. Kalbėsime apie 6G ryšį ir daiktų internetą, apie tai, kada galėsime naudotis 6G ryšiu, kokius esminius pokyčius įgalins 6G ir kaip apskritai 6G prisidės prie saugumo ir privatumo daiktų interneto srityje. Iš pradžių norėčiau priminti, kas dar nežinote, ypatingai kas dalyvaujate pirmą kartą, kad inovacijų klubas yra mokslo ir verslo bendradarbiavimo tinklaveikos platforma, kuri yra skirta suburti mokslininkams, verslo įmonių atstovams ir šiaip smalsiems žmonėms, kurie nori pamatyti, kas vyksta už mokslininkų laboratorijų durų, ką jie ten įdomaus kuria ir kaip galbūt tai pritaikyti versle ar savo kasdieniame gyvenime. Ir kiekvieną mėnesį inovacijų klubas parenka kažkokią vis kitą temą, kurioje yra diskutuojama, kurioje galite dalyvauti. Tai jeigu norite nepraleisti šitų diskusijų ir renginių, kviečiu prenumeruoti inovacijų klubo naujienlaiškį, kurio nuorodą gavote kartu su prisijungimo į renginį nuorodą, arba tiesiog sekite Vilniaus universitetą, Facebook ir LinkedIn, nes tenai taip pat yra dalinamasi informacija. O prieš pradedant diskusiją ir prieš pradedant įdomiuosius mūsų šios dienos pranešimus, keletas tokių praktinių dalykų. Visų pirma, išgirsite abiejų šios dienos mokslininkų ekspertų pranešimus apie 6G ir daiktų internetą, susipažinsite su šia tema. Po abiejų pranešimų lauks diskusija. Mes esame paruošę daug įdomių klausimų mokslininkams, bet renginys visada yra įdomesnis, kai jis yra interaktyvus. Tai yra, kai jame dalyvaujate ir jūs, o tai padaryti galite chatbox laukelyje įrašę savo klausimą, kurį aš įgarsinsiu. Aišku, jeigu klausimų bus labai daug, tai visų užduoti nepažadu, bet tikrai tikrinsim ir tikrai atsižvelgsim. Ir taip pat primenu, kad šis renginys yra įrašomas, tai jei jūs jame dalyvaujate, tam neprieštaraujate. O dabar, nieko nelaukusi, skelbiu pradžią ir kviečiu į virtualią sceną Vilniaus universiteto fizikos fakulteto taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų instituto mokslininką daktarą Kęstutį Ikamą, kuris papasakos apie 6G ir tai, kokie tyrimai yra vykdomi. Tai Kęstuti, virtuali scena jūsų. Ačiū. Aš tada iš karto atidarau savo skaidres. Ir tada trumpai, kas 10 minučių papasakosiu, kas yra iš viso tas 6G kartos ryšys ir kada mes jo sulauksim. Taip, ar matot mano skaidres? Taip, aš matau, tikiuosi mato ir kiti dalyviai. Taip, puiku. Tai tada ir pradedu. Ok, ačiū. Ačiū Rasai už žinutę, kad matom. Taip, tai trumpai galbūt pradžioj, kas aš toks esu, jau gal net ne tai, kas aš esu, bet ką aš atstovauju. Tai atstovauju aš Vilniaus universitetą. Vilniaus universitetas yra didelis ir vienas iš padalinių universiteto, kuris susijęs yra su telekomunikacijom ir 6G ar 5G technologijom, tai yra taikomosios elektrodinamikos ir telekomunikacijų institutas. Ką matot, mes dalis mūsų laboratorijų ir dalis mokslininkų esame įsikūrę tokiam gražiam pastate, kuris pastatytas pakankamai neseniai ir atrodo moderniai labai. Ir pagrindinės tyrimų kryptis mūsų instituto tai yra
mikrobangų spektroskopija, tai yra, taip sakant, tai yra naujų medžiagų tyrimai, tada nanojonika, jeigu tai paprastai šnekant, tai yra saulės baterijos, kuro celės, kažkiek taip pat ir ličio jono baterijos. Tada yra toks irgi tiesiogiai su telekomunikacijom susijęs, yra telekomunikacijų mokslo centras. Ir aš pats atstovauju triukšmų ir terahercinės elektronikos grupę. Ir irgi mes prisidedam prie tokių ateities telekomunikacinių sistemų ir technologijų kūrimą. Tai tiek trumpai apie institutą, kurį aš atstovauju. Dabar šiek tiek apie patį 6G ryšį. Tai kam iš viso kūriamos naujas ryšio kartas? Tai aišku, čia turbūt daugelis, galbūt visi jau žino, kad iš esmės vienas iš pagrindinių variklių kūrimo tai yra tiesiog didėjantis duomenų srautas, kurį mes perdodam mobiliaisiais įrenginiais, ir ne tik mobiliaisiais įrenginiais, ir kitais įrenginiais, tokiais kaip, pavyzdžiui, daiktų internetas arba paprasti kompiuteriai. Ir čia šitoj skaidrėje tiesiog yra parodyta, ant kiek sparčiai didėja įrenginių, kurie jungiasi į tokį bendrą tinklą, kuris dažniausiai yra internetas, ir ant kiek didėja kiekis duomenų, kurios perduoda šitie įrenginiai. Jeigu taip trumpai, dabar mes jau gyvenam su penktos kartos mobiliuoju ryšiu, jeigu taip jį lyginant su ankstesne karta, kuris vis dar kol kas lygiagrečiai egzistuoja kartu su 5G, tai 5G buvo sukurtas vienas iš pagrindinių tokių tikslų, kuriant 5G, tai yra buvo padidinti būtent duomenų pralaidumą miestuose, dažniausiai miestuose, tai yra tose vietose, kur renkasi daug žmonių ir kuriuose yra didelė koncentracija mobiliųjų įrenginių, kurie perduoda duomenis, nes pats duomenų greitis ir kiek mes greitai galim parsisiųsti, tarkim, filmuką ar kažkokią tai failą į mobilų telefoną, jisai jau iš esmės buvo gerai išvystytas 4G ryšyje, tačiau 5G jisai būtent buvo skirtas tam, kad kuo daugiau žmonių galėtų greitai parsisiųsti, tarkim, video medžiagą ar žiūrėti filmus, arba čia, tarkim, tą pačią transliaciją gyvai žiūrėti. Ir tai vienas iš tokių buvo tikslų. Antras tikslas tai buvo sumažinti delsą, taip vadinama, kad kuo būtų trumpesnis atsakas tarkim, jeigu jūs mobiliu telefonu valdote kokį droną skrendantį, tai kuo greičiau mūsų dronas reaguotų į mūsų komandą. Tai vienas iš tokių irgi buvo patobulinimų smarkių didelių naujo kartoj, būtent šitoj srityje. Tai čia tiek trumpai apie patį 5G, jeigu taip pagrindinis sritis, kur jisai tikimasi bus panaudotas, tai tas pats daiktų internetas, apie kurį mums pašnekės daugiau Ernestas. Vėlgi minėjau tą mission critical control, taip vadinamas angliškas terminas, tai yra, kai mes valdom nuotoliniu būdu svarbius įrenginius, tarkim, dronus ar robotus, ir būtent tam, kad užtikrinti nepertraukiamą ir greitą kontrolę, yra vienas iš tokių tikslų, kuriant 5G. Ir aišku, taip pat padidinti, jau irgi minėjau, duomenų srautą, kurį vienu metu galima perduoti tam tikroje vietoje. Dabar, jeigu šnekant apie 6G, šiandien mūsų tema yra būtent skirta 6G ryšiui, tai kada jisai atsiras šitas ryšys, tai prieš šnekant apie tai, kada, galima tiesiog pasižiūrėti istoriją, kaip buvo kūriamos kartos. Tai jeigu taip grubiai pasižiūrėjus į mano šitą rodomą grafiką, tai daugmaž kiekviena nauja karta atsiranda kas 10 metų. Kas 10 metų, ir jeigu 5G atsirado 2020 metais, tai yra prieš 4 metus, tai tikėtina, kad 6G turėtų būti
pradėtas diegti ir atsirasti mūsų telefonuose, galbūt kompiuteriuose apie 2030 metus. Ir kas bus padaryta naujo 6G. Iš esmės tendencijos yra panašios, išlieka tas pats poreikis duomenų srautam didesniem, nes duomenų srautai jie nuolat didėja ir didėja net ne kartais, o tiesiog 10 kartų, 100 kartų su kiekvienais metais. Ir poreikis perduoti kuo didesnį duomenų srautą, jisai vis dar išlieka. Ir tai vienas iš tokių bus patobulinimų naujoj kartoj yra šitą. Kol kas šnekėti daugiau apie jį, kokios techninės detalės, kaip jis bus realizuotas, ties tuo dirba daug organizacijų ir iš tiesų yra įmerkti dideli pinigai, čia ir ES, ir didžiosios telekomunikacinės kompanijos, tokios kaip Nokia, Samsungas, tas pats Huawei, kuris dabar nėra labai populiarus. Visą tai irgi jie visi dirba šitoj srity ir iš tiesų 6G ryšys, jisai buvo jau pradėtas kurti netgi prieš 5G. Kad jau įvedant 5G, jau didžiosios kompanijos ir inžinierių bendruomenės jau pradėjo kurti 6G. Jeigu šnekėti apie pagrindinius tokius iššūkius, kuriant 6G technologiją, čia yra šitoj skaidrėje yra tiesiog jie yra pavaizduoti. Aš galbūt tik tai taip trumpai paminėsiu vieną. Tai yra šeštą iššūkį, tai yra dažnio didinimas. Tai vienas iš pagrindinių tokių būdų, kaip padidinti duomenų kiekį, kurį galima perduoti, tarkim, iš mobilaus telefono į kitą mobilų telefoną arba ten jungtis prie kažkokio tai serverio esančio internete, tai yra tiesiog didinti dažnį. Ir čia yra didelis iššūkis padidinti dabartiniai dažniai, kurie yra naudojami 5G, tarkim, technologija arba 4G, juos padidinti ir sukurti įrenginius, kurie galėtų dirbti šitam dažnių diapazone. Tai galbūt tiek trumpai apie iššūkius ir būtent technologinės iššūkius. Ir gal taip trumpai, kuo galėtų prisidėti Lietuva prie naujos kartos kūrimo. Iš tiesų mes prisidedam, lietuviai mokslininkai ir verslininkai. Yra nemažai organizacijų, kurios dirba šitoje srityje. Aišku, Vilniaus universitetas, kurį aš atstovauju, taip pat mūsų kolegos iš FTMC, fizikinių technologijų centro. Taip pat VGTU, KTU, tai yra didieji universitetai ir didieji tyrimų centrai, iš esmės irgi turi padalinius, kurie dirba su naujom telekomunikaciniam technologijom. Ir trumpai šiek tiek apie tai, ką darom mes čia Vilniaus universitete. Ir iš tiesų turim laboratoriją, kurioje kuriama būtent terahertzų srityje. Aš minėjau apie naujus dažnius, tai terahertzai tai yra tiesiog labai aukšti dažniai, kurie galbūt yra potencialiai gali būti panaudoti 6G arba galbūt 7G kartos renginiuose. Tai vat mes, mūsų mokslinė grupė, kuriai aš priklausau, mes būtent dirbam tokių renginių kūrime ir panaudojame tom pačiam telekomunikacijom. Tai mes esam sukūrę ir detektorius, kurie yra skirti priimti duomenis, taip pat esam sukūrę ir šaltinius, kurie gali būti panaudoti siųsti duomenis. Ir visą tai mes esam jau apjungę į tokias duomenų perdavimo sistemas. Aišku, jos kol kas greičiai jų yra nedideli, bet tai yra tik prototipinės, mes judam į priekį, kad padidinti dažnius tokius, tiksliau, duomenų pralaidumą tokį padaryti, kad jis būtų konkurencingas tarkim, su 5G arba 6G srityje. Ir jeigu taip trumpai, ką mes čia turim pas save, galbūt čia verslininkam gali būti įdomu, arba partneriam, tai turim
tokia pramoninė infrastruktūra, kurią sudaro iš tiesų mikroelektronikos ir integrinių grandinų kūrimų užsiimančių kompanijos, kurios naudoja, tai yra pramoniniai standartai, tai Cadence, pavyzdžiui, programa, Synopsys ir panašūs daiktai. Tai va, tai galbūt tiek trumpai būtų apie 6G ryšį. Ačiū už dėmesį. Ačiū Jums. Kalbant šiek tiek dar apie iššūkius, kuriuos prieš tai skaidrėje, labai, tiesą sakant, suintrigavo šitas quantum encryption ir tai, kad jis yra prie socialinių tų iššūkių pridėtas. Gali čia trumpai pakomentuoti? Aš čia galiu spekuliuoti, nes dabar aš čia tokią susiradau skaidrę, įdėjau, man tai čia aišku, kaip man mokslininko labiausiai įdomiausia yra tas frequency expansion dalis, nes mes čia dirbam, o network security, čia yra tiesą sakant, mūsų institutė, vieni iš mano kolegų irgi dirba kvantinio kompiuterių srityje, irgi prisideda prie kvantinės kompiuterijos mokslinio tyrimų. Ir čia galbūt kvantinis, kodėl jis yra būtent socialinis, kodėl jis yra socialinis iššūkis, tai iš tiesų aš manau, kad čia Ernestas galėtų mus pakomentuoti, nes jis yra žymiai labiau susijęs su kvantinė kompiuterija. Ernestai, gal jūs galite pakomentuoti šitą duodat klausimą? Prieš atiduodant sceną, jums klausimas. Sveiki. Na, malonu, kad ir mane įtraukėte. Šiaip aš irgi šitoj skaidriai į socialinius gal nedėčiau, o dėčiau į technologijos, bet kadangi čia parengė SoftBankas, tai matyt jiems gražiau taip susidėlioja tiesiog. Ačiū Jums, Kęstuti, ir jau scenoje pasirodė antrasis mūsų pranešėjas šios dienos. Tai yra Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto duomenų mokslų ir skaitmeninių technologijų instituto mokslininkas, daktaras Ernestas Filatovas, kuris taip pat papasakos apie daiktų internetą. O jūs, tie, kurie visi susirinkę, matau, yra daugiau negu 50 žmonių, kurie klausosi šitos diskusijos, tai ruoškit savo klausimus, galite juos užduoti bet kada, tiesiog mes juos atsakysime šiek tiek jau po pranešimų. Taigi, Ernestai, dabar jau sceną atiduodam jums. Gerai, dėkui, to jau pabandysiu savo skaidrės įjungti. Tikiuosi viskas bus gerai. Taip. Dėlė. Čia kol visi galvojam klausimas, jums labai gerai pertraukėlė. Taip. Man lyg tai pasai demonstruoja, dabar ieškau, palaukit dar, išjungsiu dar kartelį. Ne, matyt, ne tą dalį matot. Kažką matot, bet... Taip, jau matom prezentaciją. Tai čia prezentacijos išskleistas langas. Ar matot tinkamai? Taip. Gerai, kadangi mes su Kęstučiu nederinom pačių turinio, tai šiek tiek informacijos tokios įvadinės persidengs, bet gal iš tikrųjų tai ir gerai, kad mes viens kitą papildysim ir paliesim tam tikrus susijusius aspektus, bet skirtingais kampais. O taip pat aš irgi labiau fokusuosius į tam tikrus taikymus, aišku, visų taikymų sudėtinga čia detaliai juos atpasakot, bet
kai kurios kelis ir taip, kad tiesiog tokie pavyzdžiai galėtų šiek tiek parodyti, kaip tas 6G galėtų būti naudojamas. Iš pradžių norėčiau irgi trumpai apie save. Tai aš atstovauju Duomenų mokslų skaitmeninių technologijų institutą, o būtent blokų grandinių grupę. Mes su mano kolega Remigijum Paulavičium ją įkūrėme 18 metais, tai jau prieš 6 metus. Na, realiai mūsų mokslinis pagrindas yra optimizavimas ir dirbtinis intelektas. Na, tačiau mes stengiamės dirbti būtent su naujausiom technologijom ir jas derinti su kitais moksliniais pasiekimais. Tai ir taip gaunasi, kad mes bandom viską apjungti ir viens kitam, kad tos technologijos padėtų viena kitai vystytis. Ir taip pat pastarosius kelis metus mes aktyviai dirbame su kvantiniais skaičiavimais. Irgi būtent orientuojantis ir mašininį mokymą, ir optimizavimą, ir taip pat blokų grandinių technologijas. Na gerai, dabar pereikim prie jau šios dienos konkrečios tematikos. Tai būtent kas liečia patį mobilų ryšį. Na, šitą jau Kęstutis šitą dalį papasakojo. Ir esmė ta, kad, pavyzdžiui, 80 metais, čia prieš 40 metų, tai maždaug tais laikais, kai dalis iš mūsų auditorijos tik neseniai gimė, o dalis dar nebuvo gimusi, tai kaip tik atsirado pirmas G, bet čia iš tikrųjų dar nebuvo skaitmeninis, buvo analoginis ryšys ir jis galėjo perduoti būtent garsą. O jau kiek aš pats prisimenu, kai pradėjau naudotis mobiliu telefonu, tai jau buvo 2G ir labai aktyviai mes SMS-ais bendravom. Aišku, tais laikais tai buvo, kiekvienas SMS kainavo ir ne taip kaip dabar planas tos, kad jie dauguma planų duoda begalę SMS siųsti. Ir mes matome, kad jau šiais laikais kas 10 metų maždaug atsiranda vis tobulesnė technologija, galinti perduoti vis didesnį duomenų kiekį ir duomenų srautai ir poreikiai didėja. Tai jau prieš 4 metus maždaug ir 5G pradėtas aktyviai integruoti. Dabar įdomu pasižiūrėti būtent sunaudojimo statistiką ir tam tikrą prognozę, tiek ir iš mobilaus ryšio perdavimo, tiek ir iš įrenginių, kurie prijungti prie interneto. Tai mes galime matyti iš grafiko kairiai, kad iš esmės yra tokia tendencija dabar perduoti ryšį, didumą ryšių jų užima video, kaip matom, ir prognozės tokios, kad būtent video dalis vis labiau didės. Na tai natūralu, žmonės nori labiau įsitraukti viens į kito pokalbį, geriau viens matyti, pajusti ir tokiu būdu gaunasi, kad realiai video dominuoja. O kas liečia iš pačių renginių prijungtų prie interneto, tai jau ir dabar matome, kad dominacija yra įvairiausių IoT arba lietuviškai kalbant daiktų interneto įvairiausių įrenginių, jutiklių ir irgi jų, taip sakant, kiekis didės. Na, iš esmės prognozės skirtingos. Čia aš paėmiau iš vieno straipsnio vieno autorių, tačiau skirtingos ir įmonės, ir mokslininkai pateikė vis skirtingas prognozes. Tai įdomu palyginti. Pavyzdžiui, Gartner, kad jau po metų pas mus bus maždaug 75 milijardai daiktų interneto įrenginių. Kita įmonė pateikė, kad iki 30 metų bus 125 milijardai, o Cisco, aišku, labiau ambicingiausios prognozės, tai jau bus 500 milijardų, 500 trilijono daiktų interneto įrenginių už jau 6 metų. Na tai tikrai skaičiai
įspūdingi ir visiems šitiem dalykam apsikeisti informaciją, na, žinoma, būtinas, kaip ir Kęstutis minėjo, labai greitas ryšys ir poreikis visiems didėja. Na ir dabar galima pastebėti tokią tendenciją, kad kalbama ne tik apie Internet of Things, tai yra daiktų internetas, bet vis labiau kalbama ir apie Internet of Everything. Na, galima būtų išversti kaip visko internetas. Tai skirtumas tas, kad jis apima ne tik tam tikrus prietaisus, bet ir apima ir pačių žmonės įtraukia į visą šitą bendravimą, komunikavimą tinkle. Šį prognozės rodo, kad dominuojanti dalis visko bus integruota ir šitą Internet of Things. Tai mes būsim visos šitos, kiekvienas iš mūsų, visos šitos sistemos maža dalelė. Ir tuo labiau viso šito realizavimas Internet of Things kelia dar didesnius reikalavimus negu Internet of Things, negu Internet of Everything. O tai kokie reikalavimai? Tai čia vėlgi labai akivaizdus, natūralūs. Tai aišku, turi būti labai geras daiktų ir objektų jungiamumas internetu. Tam reikia papildomai dar ir labai mažos delsos interneto ir labai greito ryšio. Na, žinoma, ir kartu tam pasiekti reikia ir vystyti naujus ir technologinius sprendimus, ir pačius ryšio protokolus tobulinti, na ir žinoma, visą interneto aprėptį išplėsti. Na, kadangi jau 5G apie tai aktyviai kalbama, jis jau integruotas ir mes jo jau naudojamės, turime galimybę naudotis. Tai įdomu dabar pažiūrėti, kokia situacija šiai dienai. Jeigu atverti NPERF žemėlapį pateikiamą, jie tiesiog rodo bendrą naudojimo statistiką ir aprėpti pasaulinių lygmenių. Tai mes galime matyti, kad jeigu iš tolo pasižiūrėt, kad praktiškai labiau išsivysčiusios šalis tikrai jau turi gan gerą padengiamumą lygtai. Kaip ir labai matosi, kad Europoje, JAV irgi gan didelis tankis, čia iš viršaus, jeigu pažiūrėsim, Indija, Japonija, dalis Australijos, ten, kur labiausiai žmonių gyvena, ir kitos šalis. Bet kas yra iš tikrųjų, jeigu mes priartinsim, čia kas liečia 5G ir Lietuvos pavyzdžių, iš tikrųjų mes matom, aišku, čia šiek tiek priklauso nuo ryšio operatorius, pas mus yra jų keli, bet iš esmės kol kas, kur yra, tai yra miestai, didieji miestai, ir dalis didelių magistralinių kelių. Tai iš esmės šiai dienai net ir pats 5G, o kai jau dabar mes kalbam apie 6G, jisai turi tikrai mažą aprėptį, nors šiaip tikimasi, kad iki 25 metų pabaigos, tai reiškia po 2 metų pasaulyje maždaug galės naudotis 65% gyventojų. Čia tokie skaičiai lygtai ir geri, bet reikia suprasti, kad dabar dauguma gyventojų gyvena miestuose, tai aprėptis miestuose tikrai bus gera, kaip ir jau 5G tikrai jau gan geras ryšys, bet kas liečia tokiesnės vietas, apie ką svajojama būtent 6G, tai dar labai daug iššūkių, kuriuos reikia spręsti. Ir šiaip numatoma, kad 30 metais, tai jau po 6-7 metų, 5G pasieks savo galimybių ribą. Ir įdomumo dėliai mes kaip tik galim palyginti šitos ryšius pagal pagrindinius rodiklius. Tai mes šiuo metu naudojamas kiek 4G, kiek 5G ir galim pasižiūrėti, koks skirtumas būtų su 6G. Tai pavyzdžiui, čia pikinė perdavimo sparta, 4G yra maždaug 1 gigabitas per sekundę, 5G maždaug 10-teriopai. Tai iš tikrųjų čia tikrai jau galima
online perduoti video geros kokybės, o 6G siekiama iki 1 terabito per sekundę. Na, tikrai milžiniški greičiai. Kas liečia delsą latency, tai irgi matom 5G jau iki 1 milisekundės, o 6G dar 10 kartų lėčiau turėtų būti. Na, žinoma, įrenginiai reikalauja irgi energijos ir kuo jų daugiau, to jos daugiau naudojama, reikia kurti efektyvesnius tiek ir įrenginius, kiek ir optimizuoti energijos panaudojimą, tai vėlgi su 6G numatoma, kad 10-eriopai padidinti efektyvumą energijos sunaudojimo. Taip pat, kuo įrenginių daugiau, to ir tankis jų didėja. Tai irgi 6G siekia padidinti nuo 1 milijono iki 10 milijonų įrenginių per kvadratinį kilometrą. Na, tai ypač aktualu ten, kur daug žmonių koncentruojasi, tai miestuose. Na ir pats padengiamumas. Na, siekis net 99%. Mes matom, kad su 5G siekis 80%, bet iš esmės dabar, kiek matėm iš žemėlapio, tikrai dar labai toli iki to. Na ir pats pozicionavimo tikslumas, tai jau 5G jau metrų tikslumu gali pozicionuoti, na 6G jau bus centimetrų tikslumu. Na, taip sakant, čia galima mes, čia tik pagrindinė, galima ir daugiau apie juos kalbėti, bet esmė tikrai ženkliai norima padidinti spartą ir kaip matoma, ir Kęstutis būtent šitoj temą labai daug dirba ir koncentruojasi ir turi ir mokslinių publikacijų, tai būtent terahercinio ryšio integravimas. Na, čia taip sakant, jeigu ant pirštų kalbėt, Kęstutis galėtų mane pataisyti ar papildyti, tai ko dažnis didesnis, tur banga yra, taip sakant, jinai mažesniam atstumui gali perduoti gerą ryšį. Tai reiškia, vis didesnis poreikis yra įrenginių, kurie tą ryšį galėtų suteikti arba jo pasidalinti. Na, tai kodėl reikia 6G? Tai mes jau ir taip suprantam, kad vis įrenginių daugiau, reikia didesnio pralaidumo, taip pat ir kraštinė kompiuterija, tai vadinama edge computing, irgi reikalauja šio ryšio, o edge computing tai būtent toks skaičiavimas, kai skaičiavimai atliekami pačiame ne serveryje, o pačiame įrenginyje arba tarpiniam serveriui ir reikia tarp jų labai greit komunikuoti. Tai vėlgi tam, kad būtų pas mus tam tikri online skaičiavimai ir sprendimai gyveninti, mums reikia labai greitos komunikacijos. Na, ir aišku, žinoma, kitos sritys, juose vystomos inovacijos, atsiranda technologijos, jos remiasi ryšių, tai reikia ir būtent šitą ryšį tobulinti. Dabar kas vysto? Na, galima žiūrėti iš dviejų perspektyvų. Kiek ir verslo įmonės, na, tokie gigantai, būtent ryšio gigantai kaip Huawei, Nokia, Ericsson, Samsung, visi jau pradėjo maždaug 4-5 metus aktyviai šitoj srity dirba ir kaip tik 5G vos tik buvo paleistas ar dar nebuvo paleistas, tai jau pradėjo suprato poreikį ir tendenciją, kad vis daugiau ir daugiau reikės perduoti duomenų, tai ir kūrė įvairiausius sprendimus. Taip pat ir iš šalių iniciatyvų. Šalis irgi ėmėsi iniciatyvų, tai pažymėtina, pavyzdžiui, Suomija, kuri tokį Six Genesis projektą paleido. Ir tai yra būtent tokia eksperimentinė aplinka, platforma, kurioje kiek ir mokslas, kiek ir verslas gali bandyti 6G technologiją įvairiausiose scenarijuose. Taip pat, aišku, JAV kaip stengiasi neatsilikti. Na ir, aišku, mūsų, sakant, viena iš technologijų lyderių, tai Pietų Korėja. Jo irgi inicijuotas pilotinis projektas, kad jau 26 metais jau
pradėti 6G paslaugas. Tai tikrai labai ambicinga. Na ir kas liečia prognozes, vėlgi pagal laiką, tai mes matom, kad dabar vykdomi tik tokie kažkokie tai reikalavimai, kažkokios studijos, bet iš esmės paleidimas, Pietų Korėja žada 26 metais, bet iš tikrųjų maždaug link 29-30 metų bus paleista. Bet jeigu mes palyginsim su 5G ryšiu ir akivaizdu, kad ir 30 metais tai bus tik tokios pirminės versijos, tik tam tikrose miesto centruose. O kas liečia didesnę aprėptį, tai matyt dar kitų 10 metų perspektyvoje tai būtų. Na, dabar kaipgi tą ryšį plėsti, būtent, tai bandoma galvoti skirtingom kryptim, tai būtent prijungti kiek ir palydovus, kiek ir tam tikras palydovinį ryšį, kiek tam tikras aukštuminės platformas ir taip pat tam tikrus ar stratosferinius balionus, ar bepiločius orlaivius, kurie irgi būtent užtikrintų ryšį tose atokesnėse vietose. Na ir pagaliau pritaikymas. Kur galima pritaikyti, bet būtent su akcentu daiktų internete arba visko internete. Na, tai 6G tikrai gali pagelbėti kurti išmaniuosius miestus, kur tarpusavėje jutikliai bendrauja realiu laiku, veiksmingai padeda valdyti išteklius, tai pavyzdžiui, eismą ar viešas paslaugas. Taip pat 6G gali sudaryti sąlygas ir gamybos įmonėse, diegti tam tikras autonominės transporto priemonės arba, pavyzdžiui, savaigius krautuvus, pristatymo dronus. Jie irgi padidins efektyvumą ir sumažins išlaidas. Na, taip pat automatizavimas mažina ir žmogišką klaidą, bei, aišku, ir nelaimingų atsitikimų klaidą. Be to, skirtingos kitos sritys. Aš dabar kelis pavyzdžius tiesiog galėčiau paminėti. Pavyzdžiui, sveikatos priežiūroje, tai vizija tokia. Na, pavyzdžiui, nuotolinė stebėsena ir diagnostika tai jau dabar vykdoma, bet tas vis dar tobulės. Tai bus kaip ir tokie dalykai kaip nanorenginiai, implantai, esantys jutikliai, kurie gali bendrauti ir perduoti duomenis realiu laiku. Bei edge computing įrenginiai galės tą būtent skaičiavimus atlikti, tam tikras diagnostikas ir įžvalgas pateikti. Jau ir stebėtina, kad ir Lietuvoje jau vyksta startuolių, kurie būtent dirba su šitais duomenimis. Na, kas šiek tiek iš tokios tolesnės vizijos, tai būtų nuotolinė chirurgija bei greitoji pagalba irgi su nuotolinės chirurgijos ar specialių medikų įsitraukimu. Tai reiškia, medikai galėtų nuotoliniu būdu atlikti operacijas, naudojant tam tikrus robotus ir pagalbinius prietaisus, o taip pat ir greitojo pagalba, nes iš tikrųjų specifinės srities medikai galėtų pagelbėti realių laikų greitosios pagalbos darbuotojams tiek diagnozei, tiek ir esant netgi greičiu iki 100 km/h važiuojant greitosios automobiliui, atlikti tam tikras operacijas jau. Tai viskam šitam reikia greito ryšio. Na, taip pat labai daug kalbama ir apie autonominius automobilius. Tai iš esmės 6G ryšys padės įgyvendinti bendravimą tarp automobilių. Tai be to, realių laikų bus sudaromas žemėlapis ir dirbtinis intelektas ir paremtos jo technologijos
padės optimizuoti maršrutus, bet būtent maršrutus ne vieno automobilio atžvilgiu, bet visos visumos automobilių ir kitų transporto priemonių atžvilgiu. Tai iš esmės pagerės ir situacijos vertinimas, ir bus saugesnė navigacija, ir visos bendruomenės mastų. Tai didesnis efektyvumas, kad bus optimizuojamas eismas, sumažintos spūstys. Tai čia vienas iš tokių irgi labai visus paliečiančius IT taikymas paremtas 6G. Na, kiti taikymai, kas irgi jau apie tai daug kalbama, ir meta visatos, ir papildytai virtuali realybė vis labiau sulaukia dėmesio. Tai čia galima paminėti ir Apple neseniai išleistą produktą, aišku, būtent virtualios realybės akinius. Na, aišku, čia dar tokie pirmieji žingsniai, bet 6G tikrai padės tarpusavėje komunikuoti daugeliu žmonių. Ir kas šiek tiek tolesnė perspektyva, bet dėl to dirbama, bus perduodamas ne tik vaizdas, bet ir siekiama taktilinių pojūčių perdavimo, tai reiškia lietimas, skonis, kvapas, o ne tik regos ir klausos signalai. Tai bus praktiškai beveik reali virtuali patirtis. Tai 6G yra būtinas tokiem dalykam realizuoti. Na, aišku, čia taip pat ir holografinis ryšys, kai mes galėsim tikrai praktiškai realiai matyti iš visų pusių aukštos kokybės žmogaus esančio už daug tūkstančių kilometrų atvaizdį ir susidaryti savo įspūdį, kad mes su juo bendraujam. Na, kadangi aš esu ir blokų grandinių technologijos specialistas, čia viena iš esminių mūsų taikymų sričių, tai truputį yra apie blokų grandinės. Na, iš tikrųjų, blokčeinas, tai vadinamas, jau padarė revoliucinį poveikį tam bankininkystė ir finansam, ir vis labiau integruojamos šitos technologijos. Ir čia ne tik kalbam apie spekulacijas kaip bitkoinas ir kitos kriptovaliutos, bet ir kalbant apie blockchain paremtus technologijų sprendimus, kur netgi ir nėra kriptovaliutų, tai jau tikrai integruoja kiek ir sveikatos sistemos, tiek ir tiekimo grandinių tinklai, tam ir būtent decentralizacija, atsekamumas ir nekeičiamumas būtent padeda geresniam ir patikimam bendradarbiavimui tarp skirtingų šalių. Na, ir blokų grandinė technologijos integravimas vaidins gan svarbų vaidmenį, būtent saugiau ir skaidriau valdyti didžiulius duomenų srautus, prieinamumą, pasiekiamumą bei jų autentiškumą. Bet aišku, čia irgi būtina labai maža delsa, na ir taip pat ir pačių blokų grandinių technologijų iššūkiai kaip efektyvūs konsensumo protokolai, nes dabartiniai tikrai negali užtikrinti 6G poreikių. Na ir kalbant apie iššūkius, tai čia jų tikrai yra daug, ko reikia, kad tas pradėtų veikti. Tai vat ir terahercinis ryšys ir būtent mažo vėlavimo, mažos delsos ryšys. Dabartiniai yra tam tikri techniniai apribojimai pačių IoT įrenginių, tai reikia, kad jie ir daugiau atminties ir skaičiavimo resursų turėtų ir mažiau energijos sunaudotų. Na, aišku, čia didelį labai vaidmenį ir saugumas svarbus, nes kuo daugiau mes persikeliam į virtualią aplinką, tuo didesnė kibernetinių išpuolių kiek ir tikimybė yra, tiek ir jų pasekmes. Tai todėl su to irgi labai svarbu dirbti ir plėtoti įvairiausias apsaugos priemonės. Na ir kuo daugiau įrenginių yra prijungta, to aišku daugiau energijos suvartoja, tai vėlgi kaip ją optimizuoti, kaip pačius įrenginius optimizuoti, kiek paskirstymą energijos optimizuoti, kadangi mes vis dėlto judam prie
žaliojo pasaulio, tai iš atsinaujinančių šaltinių turėtų būti energija, o pavyzdžiui, kaip vėjas ar bangos ar saulė, vis dėlto ne visada yra prognozuojami ir gali lemti tam tikrus energijos tiekimo sutrikimus. Ir aišku, standartai. Jeigu mes norim tokios visuotinės aprėpties, tai mums reikia ir standartizuoti ne tik globalių mastų, tam, kad tie prietaisai galėtų sąveikauti ir skirtingo tipo prietaisai bendrauti tarpusavę. Ir pačios žinoma infrastruktūros diegimas, tai stotis, magistraliniai tinklai ir taip toliau, kad galėtų užtikrinti būtent tą didelį pralaidumą. Ir galiausiai viskas šitas generuoja didžiulius duomenų masyvus. Tai vėlgi reikia tobulinti ir taikyti atitinkamus mašininių mokymų ir kitais metodais, kitais būdais paremtus metodus, tam, kad tos duomenys analizuoti ir interpretuoti. Tai tiek iš mano pusės. Pasistengiau tam tikrus aspektus paliesti svarbius, o dabar galim pereiti prie klausimų ir prie diskusijos. Ačiū Ernestui, jūsų pranešimas ir klausimų jau yra labai daug ir netgi diskusijų. Tai aš gal iš karto vieną labai gerą klausimą užduosiu jums atėjusiu iš auditorijos. Tai gal žinote, kokie yra populiariausi Lietuvoje daiktų interneto įrenginiai? Tai kiekvienas iš mūsų laikrodžių turbūt išmanų tikrai matęs ir dauguma nešioja. Tai matyt dabar čia vienas iš tokių populiariausių yra įrenginių. Geras. Pas mane kaip tik irgi toks yra. Ir dar mes sulaukėme komentaro iš Rasos Brūzgienės, kuri, kaip suprantu, taip pat yra mokslininkė ir dėstytoja. Ir ji atsakė į mano pirmąjį klausimą apie tai, kodėl kvantinio šifravimo technologijos buvo prie socialinių iššūkių. Tai jos komentaras yra toks, kad kvantinio šifravimo technologijos ir jų kūrimas įtakoja poreikį žmogiškiesiems ištekliams, pokyčius saugos politikose, turės poveikį ekonomikai, todėl rodytoje koncepcijoje ši dedamoji buvo ties socialiniais iššūkiais. Tai ačiū Rasai, kad pakomentavo. Ir gal prieš šiaip pereinant ir prie auditorijos klausimų ir prie tų klausimų, kuriuos mes jau esame paruošę jums, kadangi Kęstutis savo pranešime jau šiek tiek minėjo, gal galit trumpai pasakyti bent jau sritis ar, sakykime, ką išskirtumėte, kokie Lietuvoje yra vykdomi 6G tyrimai, kuo, sakykime, galėtume pasididžiuoti, kas rodo potencialą. Ir kadangi Kęstutis seniausiai kalbėjo, tai jums pirmiausia šitas klausimas, tada mikrofoną vėlgi virtualų perduočiau Ernestui. Aš supratau, kad Ernestas dabar atsako šitą klausimą. Ar man atsakyti? Jūs, Kęstutė, atsakyti. Aš supratau, dėkui. Tai aš jau minėjau savo pristatymę apie tyrimus. Pirmas dalykas, aišku, galiu apie save šnekėti ir grupę, kuriai priklausau. Tai mes kūrėm terahertzų elektroniką, kuri galbūt ateityje turi potencialą būti panaudota ryšio technologijam ir būtent galbūt net ne 6G, 7G. Šiaip aš iš karto galiu pasakyti, kad mokslininkai yra tokie žmonės, kurie gan toli yra nuo verslo ir nuo tų tokių, jau kur kasdienių taikymų, jie tokie daugiau tyria galimybės, kur galima panaudoti tos dalykus. Tai mūsų grupė, aišku, mes tokie stengiamės ir labiau prie gyvenimo, bandom irgi kurti, perduoti gyvai duomenis. Bet dabar šnekant apie kolegas, tai yra irgi nemažai daromas žingsnių ir, pavyzdžiui, iš to paties fizikinių technologijų
mokslų centrą, TMC, kurie irgi deda daug pastangų, kad irgi inicijuoti naujus tyrimus terahertzų telekomunikacijos srityje, tai yra vėlgi duomenų perdavimo technologijų kūrimas, bet čia daugiau iš tokios, tiek mes, tiek jie, iš tokios technologinės, iš medžiagų inžinerijos pusės. Taip pat aš dabar negaliu tiksliai pasakyti konkrečiai, kokie tyrimai, bet tikrai yra VGTU grupė, kuri dirba šitais, bent jau telekomunikacijos srityje dirba tikrai. Ir KTU irgi yra stiprus telekomunikacijos srityje. Tai vat, kas liečia mokslinės įstaigas, tai iš tiesų, jeigu šnekėt apie pačius tyrimus, tai Ernestas minėjo, ir galbūt jūs iš mano skaidrų matėt, kad tai yra iš tiesų didžiulis toks traukinys, ir kuriame labai daug pinigų, labai daug grupių dalyvauja ir pačios žymiausios telekomunikacijų bendrovės. Ir ten mes kaip Lietuva, mes galim prisidėti maža dalim prie tam tikrų dalykų. Tarkim, mes kaip mokslininkai galim tam parodyti, kad galima kažkokius principinius dalykus, kaip tam terahertzus panaudoti, tam tikrus dažnius panaudoti. Ir tai va, bet verslo, kas liečia iš verslo pusės, tai va, aš tokių žinių neturiu, gal Ernestas gali papildyti mano sakymą. Na, šiaip Lietuva tikrai yra technologinė šalis ir IT sprendimų dalis, bet vis dėlto mes gan maži ir tokie gigantai kaip Samsungas ar Huawei'us, bet labiau gal į Kinijos pusėse žiūri, tai tikrai jie, Ericssonas ar Nokia, jie neša tą vėliavą, o jau mes po to bandom tą adaptuoti, kažkiek patobulinti, bet labiau pritaikyti. Jeigu sakyt, mes iš Lietuvos pusės galim naudą įdėti jau visuose susijusiuose dalykuose, kaip, pavyzdžiui, dirbtinis intelektas, blokų grandinės, optimizavimas, būtent jau kaip pasekmė, bet pačio ryšio kūrime, tai tikrai, matyt, didelės kompanijos, įmonės ir kitos didelės šalys būtent tą neša vėliavą pirmumu. Aš dar iškart galiu papildyti, matau Dariaus užsienio klausimas, ar VU dirba, bendradarbiauja su Nokia, Ericsson ir panašiom kompanijom. Tai iš tiesų mes teikiam Europos horizonto projektam paraiškas ir mus kviečia partneriai. Tai yra didžiuliai projektai, kuriuose yra kelios mokslinės organizacijos iš kelių mokslo šalių ir tame tarpe taip pat yra didieji telekomunikacijų žaidėjai. Nokia, Ericssonas, Huawei'us kažkada irgi buvo aktyvus. Ir mes šitoj vietoje ieškom sąlyčio taškų su didžiaisiais žaidėjais ir kartais kol kas projekto dar negavom, bet mes einam link to, kad bendradarbiavimą tokį, kad tas bendradarbiavimas taptų vaisingesnis ir būtent mokslo srityje. Ačiū. Aš turiu jums abiems dar vieną klausimą, tikrai prieisim ir prie klausimų chatboxe, kuriuos įgarsinsiu. Vėlgi, taip prezentacijoje buvo paminėtas maždaug intervalas, kiek čia dar to 6G reikės palaukti, bet kaip Jūs manote realiai, kada mes juo galėsime jau naudotis, nes pavyzdžiui, su 5G dėl įvairių iššūkių buvo užtęsti jau reikalai, nes prie to tikriausiai prisidėjo ir visai nemažai visuomenės pasipriešinimo, kurį kurstė Rusijos melagienų šaltiniai, vėlgi dėl tam tikrų priežasčių. Tai atrodo, kad visai tik neseniai pradėjo tas teigimas vykti. Tai kaip Jūs manote realiai iš Jūsų perspektyvos, kada mes jau paprasti vartotojai, kaip sakoma, galės naudotis? Nežinau, kuris pirmasis norit atsakyti, gal Kęstuti, Jūs ar Ernestai? Aš galiu tada pradėti, tai
aš manau, kad pirmas dalykas, tam, kad įdiegti bet kokią naują ryšio kartą, tai čia turi dalyvauti daug dalyvių. Tai visų pirma, paskirstyti dažnius. Čia vėlgi reikia atlikti tam tikrus politinius sprendimus. Tada telekomunikacijų bendrovės turi įdiegti, modernizuoti savo tinklus ir įdiegti įrangą, kad galėtume mes prisijungti prie tokio tinklo. Trečias dalykas, tai yra pačių mobilių įrenginių gamintojai irgi turi sukurti įrenginius, kurie galėtų dirbti su 6G. Ir kaip matėm, sprendžiant iš to, kaip buvo diegiamas 5G, 4G, tai yra toks palaipsniui vykstantis procesas ir jisai įsivažiuoja palaipsniui traukinys. Tai iš Ernesto skaidrės mes matėm, kad jau 26 metais Pietų Korėja jau žada kažką tokio gyvo paleisti, tai galbūt iki Lietuvos ateis 30 metais. Bet čia tik tai prognozės, tai yra sudėtinga dabar sakyti, nes viskas atsiremia iš tiesų į poreikius, ar ant kiek reikia to ryšio. Kol mes neišnaudojam 5G ryšio, kol kas prognozijos sako, kad išnaudosim pagal duomenų kiekį didėjimą ar panašiai. Bet kol mes to nepasiekėm, tai gali tiesiog neskubėti, daryti tam tikras ilgesnės pauzes bendrovės, nes tai yra susijęs su investicijom ir, aišku, su investicijų atsiperkamumu. Tai jeigu taip atimti ankstesnis, kaip vystėsi, tai apie 30 metus galbūt pasirodys pirmi renginiai, kuriais galėsim jungti. Galbūt ne Lietuvoje, galbūt nuvažiavę į Pietų Ameriką, tiksliau Pietų Korėją, dar kažkur. Tai gal kokie 31-32 jau turėsim. Kaip manot, Ernestai? Na, aš palaikau Kęstutį ir čia yra daug neapibrėžtumo ir reikia suprasti, kad jie pasipildo geopolitiniais dalykais, kurie dabar labai vyksta ir mes negalim prognozuoti, kas bus po 3-4 metų ir ką mes labiau dėmesį kreipsim, kokias technologijas ir kokius dalykus bus labiau biudžetas paskirstytas. Bet kokiu atveju galima sakyti, kad dažnai vyksta tam tikri šuoliai. Tai kaip bebūtų, matyt, aš tokį jaučiu šuolį gal 31-2 metais, po kokių 6-8 metų, maždaug taip. Nes vis dėlto ties technologija dirbama, plėtojama, o po to būna metai du, kai labai sparčiai tas pradeda plisti. Bet kokiu atveju 6-8 metai tai mažiausiai. Kol mes kažką pradėsim taikyti, o kad jau taip paplistų, tai 5G pavyzdys rodo, kad nėra taip paprasta. Taip. Ir klausimas jums iš auditorijos, vėlgi iš Rasos Brūzgienės. Mokslo leidiniuose kalbama jau ir apie 7G, labai greit progresas tikrai vyksta. Kokia jūsų nuomonė šiuo klausimu? Gal pradėkim nuo Ernesto, tada Kęstutis ką pasisakys. Na, tiesą pasakius, kuo toliau žiūri, tuo daugiau vėlgi to neapibrėžtumo. Tai tikrai, kaip ir su bet kurio G buvo plėtojant vieną, jau galvojama apie kitą. Bet čia labiau matyt turėtų fizikai ir tie technologai pasakyti, kokia yra situacija. Ar mes dar turime nors teoriniam lygmenį tam tikrų galimybių vystyti 7G. Aš šitoj dalyje nelabai turiu kompetencijos būtent pasakyti iš tos fizikinės pusės. Tai aš galiu papildyti, Ernesto, tai galimybės teorinės yra ir netgi mūsų tyrimai ir mūsų kolegų iš Vokietijos, iš Japonijos. Nemažai mokslo grupių jau parodžiusios, kad galima iš tiesų ir 7G technologijos, kaip ir tokias jau užuomazgas yra technologijos.
tam, kad įdiegti tas. Čia yra vienas toks didelis iššūkis, aš mačiau Mindaugo Zilinsko klausimą, ar būtent apie duomenų perdavimo atstumus. Tai į ką Ernestas minėjo, kad kai mes didinam dažnį, mes galim tada didinti ir duomenų laidumą, kitaip sakant, perduodamą duomenų kiekį, tačiau mažėja atstumas. Mažėja atstumas ir šnekant apie gigabitus per sekundę arba dešimtis arba šimtus gigabitų per sekundę, kai yra šnekama, tai paprastai yra tyrimai padaryti, parodyta ten kelių metrų maksimum atstumu. Tarkim, mes irgi esam perdavę duomenis 5 metrų atstumu, ten, jeigu jau ten didesniais atstumais, tai ryšys prastėja. Ir teoriškai, iš tiesų buvo praktiniai tokie padaryti demonstracijos gan senai, irgi Japonijai vienas iš operatorių pademonstravo aukštos raiškos vaizdo perdavimą 700 metrų atstumu. Tam dažniai buvo gana žemi. Tai kuo mes dažniai didinam, to atstumai mažėja. Ir tai susiję, kai mes mažinam atstumus, plus dar taip pat visas kol kas dabartinės sistemos, kurios yra kūriamos naujos, jos yra kryptinės. Kryptinės tai reiškia, kad tiesioginis matomumas ir tik tai truputį, jeigu mes pasitraukiam į šalį nuo, tarkim, sustuvam, dingsta ryšys. Čia susiję daug tokių technologinių iššūkių tam, kad galbūt pakeisti iš viso tą vartojimo būdą arba tą pritaikymo būdą to 7G ryšio. Galbūt tas 7G ryšys jisai bus visai kitoks, negu mes įsivaizduojame. Kad mes ten lekiam 100 km/h greičiu automobiliu, galbūt ten bus tas pats 5G ryšys, o ten kažkur sustojus, kai kavinėje mes galėsim prisijungti prie 7G ir ten, kad nors ten holografinius vaizdus perduoti ar virtualią realybę. Dar vienas klausimas iš Tautvydo, iš auditorijos dar su vienu raktažodžiu, tai yra dirbtinis intelektas. Tai ar dirbtinio intelekto progresas gali pagreitinti 6G atsiradimą ir technologijų ta linkme greitesnį kūrimą? Kaip Jūs manote? Ernestai, gal nuo Jūsų pradėkim ir gal Kęstutis turės kuo papildyti? Na, neabejotinai, kad dabar dirbtinis intelektas jisai jau neatsiejama praktiškai visų technologinių sričių dalys. Ir būtent kas liečia pačią plėtrą ir pritaikymą, tai tikrai taip. Nes ir, taip sakant, ir visokiausi planavimo, prognozavimo, duomenų analizės, visi šitie metodai tikrai taikomi jau dabar ir tikrai bus pritaikyti ir modifikuoti variantai, patobulinti ir būtent 6G. Bet pačiam technologijos kūrimui, na, kadangi šitos technologijos nekuriu, na, negaliu tiksliai vardinti, bet irgi dirbtinio intelekto metodai kūrime irgi padeda, neabejotinai. Čia tikrai abejonių nėra. Kęstuti? Klausimas yra, ar dirbtinis intelektas gali pakeisti inžinierius ir mokslininkus? Tokia filosofinė diskusija. Aš netikiu, kad dirbtinis intelektas pakeis mokslininkus ir inžinierius, nes tai yra vis dėlto labai daug neapibrėžties yra sprendimuose, ypač moksliniuose tyrimų srityje. Bet aišku, aš sutinku su Ernestu, kad dirbtinis intelektas jis paspartins, nes tai irgi suteikia daug naudos. Nu, tarkim, labai paprastai žiūrint, pavyzdžiui, iš mokslinės pusės, tai netgi kokių ataskaitų ar ten straipsnių ar ten paraiškų pildymui, tu gali naudoti dirbtinį intelektą tam, kad jis tau sugeneruotų tam tikras idėjas arba šitą, tą patį netgi tekstą, kurį tu po to gali ten modifikavęs, papildęs savo įžvalgom gilesniam gali tenai panaudoti. Tiesiog sutaupo tą laiką, kurį tu po to gali naudoti naujų tyrimų ir kažkokių naujų galimybių atradimų. Na, aš dar norėčiau papildyti, vis dėlto
čia teisingiau sakyti mašininis mokymas, nes dirbtinio intelekto jo nėra ir tikrai nelabai tikiu, kad greitoj perspektyvų jisai bus. O mašininis mokymas, tai gaunasi, kad mes apmokom mašiną, turint duomenys ir turint jau savo žmonių įžvalgas. Tai gaunasi, be žmogaus vis dėlto neapsiejama, o mokslinė srity pačias problemas ir iššūkius vis dėlto mokslininkai kelia ir po to bando spręsti jas. Tai jau mašininis mokymas jis gali pagelbėti efektyviau, greičiau analizuoti, mokintis, bet nekelti problemas. Tai va, toks papildymas. Patikslinimas labai geras, nes ir man dirbant savo darbą dažnai tenka susidurti su tuo dirbtinio intelekto savokos manipuliacija, nes jau atrodo, kiekvienas chatboxas dabar jau yra chatbotas, tai jau yra vos ne dirbtinio intelekto kažkoks ten kūrinys. Ir dar vienas klausimas iš Dariaus už užsienio, bet nežinau, ar jūs norėsite jį atsakyti, tai yra apie higienos normas. Kaip bus su higienos normomis, jei miestai pastatų sienos stogai bus pilni 4, 5, 6G antenų, kaip jūs manote, ar jos bus kažkaip keičiamos, ar čia jūsų kompetencijos klausimas apskritai? Aš galiu pakomentuoti, kad šitoje vietoje tai ne mano kompetencija yra ir galiu tik tai spekulacijas teikti, bet aš gal susilaikysiu nuo jo. Labai moksliškas požiūris. Tai kol auditorija ruošia savo kitus klausimus ir pastebėjimus, aš norėčiau užduoti jums taip pat Kęstutį klausimą apie standartizaciją, kuri taip pat yra šiaip labai svarbi, norint plačiai taikyti bet kokią naują technologiją. Ir kokius jūs numatote dabar iššūkius nustatant pasaulinius 6G standartus ir kaip manote, kaip juos būtų galima įveikti? Tai standartizacija, tas pats higienos normos irgi į šitą sritį įeina, kad reikia nustatyti naujas higienos normas, atlikti naujus tyrimus šitoj srity, kaip pavyzdžiui veikia nauji dažniai, aukšti dažniai mūsų sveikatą, ar turi įtakos, ar neturi, ir kokios galios siųstuvus mes galim naudoti, kokios galios jie yra jau kenksmingi. Tai aišku, čia su standartizacija, tai turim omeny ir kuo užsiima ryšių reguliavimo tarnyba pas mus Lietuvoje ir analogiškos organizacijos tam pasaulyje, tai yra naujų dažnių sričių išskirimas, paskirstimas tarp įvairiausių tokių taikymų, tame tarpe telekomunikacijų, pačiam 6G, 7G. Čia šitoj srity iš tiesų jau yra nemažai padaryta. Ir Ernestas minėjo, kad kad jau diegiant 5G jau yra galvojama apie 6G ir iš tiesų netgi galvojama ir toliau apie 7G. Ir tos tokios pagrindinės kryptis, į kur mes judam, kokie technologiniai sprendimai galbūt gali būti įdiegiami. Ir jau žmonės galvoja apie tai, tam tikros irgi inžinierių ir politikų grupės irgi apie tai. Tai masto ir taip pat diegia. Tai ryšių reguliavimo tarnyba irgi jau yra praplėpusi dažnių sritį ir yra jau numačiusi tam tikrus dažnius tom naujom technologijom. Bet irgi šitoje vietoje, tai aš manau, kad didelių galbūt iššūkių, bet čia irgi vėlgi mano tokia spekuliatyvi nuomonė, kad galbūt neturėtų būti didelių, nes tam ruošiamas iš anksto. Dabar dar kita tema, kurią mes ir pagal renginio temą norėjome apžvelgti, tai yra saugumo iššūkiai. Ir Ernestai, mano pirmas klausimas jums apie apskritai, kokie yra saugumo iššūkiai susiję su daiktų internetu ir kaip 6G galėtų prisidėti prie to saugumo didinimo jūsų nuomonė. Man atrodo, kaip tik 6G
kelia daugiau naujų iššūkių, kadangi leis apjungti daugiau įrenginių, bus didesni duomenų srautai, pačių renginių kiekis, nauji protokolai ir tai kaip tik nedidina, bet kelia daug iššūkių, nes tikrai reikės kurti, gal taikyti šifravimo algoritmus, juos tobulinti, taip pat integruoti kitas technologijas, net kvantinius skaičiavimus, pavyzdžiui, ir raktų paskirstimui arba blokų grandinių technologijas. Tai tikrai čia didės iššūkių, ne tai, kad spręs juos. Tai ir tada, Kęstuti, panašus klausimas jums, kokie yra jūsų nuomonė kibernetinio saugumo iššūkiai vystant 6G paremtas technologijas? Pirmas dalykas, tai aišku, kad kuo daugiau renginių, tuo daugiau galimybių, už kur įsilaužti. Tai čia yra akivaizdu ir kad bus daugiau tų iššūkių. Iš technologinės pusės, tai sakyčiau, jeigu bus pasirinkta kryptis didinti dažnį, tai ten galbūt yra paprasčiau, nes, kaip aš jau minėjau, sistemos duomenų perdavimo tampa labiau kryptimis. Ir tada perimti signalus tokių sistemų jau yra sudėtingiau, kad galbūt šiek tiek palengvins tą klausimą. Bet paprastai kibernetiniai įsilaužėliai, tie, kurie kūrė metodus, kaip įsilaužti, aišku, jie irgi seka progresą ir manau, kad ten naujų tikrai iššūkių atsiras. Netgi tą patį kvantinį šifravimą irgi galbūt mes įvesim jį, atsiras ir galų gale ir su to gali būti susiję. Nuo jo panaudojimas yra apsaugos ir panašus dalykai, tai čia yra daug neapibrėžtumų, bet taip pat daug ir tokių įdomių sričių, kur atsiranda galimybės kažką naujo sukurti ir galbūt prisidėti kažkiek ir Lietuvai prie tokių tyrimų. Kaip matau, kol kas klausimų iš auditorijos nėra, tai aš tęsiu su savo klausimais, tai vis dėlto vis dar klausosi virš 40 žmonių, tai jeigu turit savo klausimų, tikrai juos drąsiai rašykit, nes galbūt vėlgi kažką sugalvojate, apie ką mes dar nepagalvojame, tai žodžiu, interaktyvinkim šitą pokalbį. Ir dar mano vienas klausimas jums, Kęstuti, šiaip su kiekviena nauja kažkokia karta ta ryšio yra siekiama, aišku, didesnio, pavyzdžiui, duomenų perdavimo greičio ir taip toliau. Ir kaip jūs, ar gal žinote, kaip kiti mokslininkai sprendžia galimus šiaip energijos vartojimo efektyvumo iššūkius susijusius su apskritai 6G tinklų diegimu pasauliniu mastu, nes, kaip žinia, mūsų dar vienas didelis iššūkis yra klimato kaita ir tikriausiai, kuriant naujas technologijas, mes privalome tai atsižvelgti. Labai geras klausimas. Esu toks sudėtingas. Galima pasižiūrėti, kaip iš viso yra dabar dirbama tose technologijų srityse, bet kokioj technologijų srity, kaip yra sprendžiami energijos sąnaudų mažinimo klausimai. Tai tiesiog yra mažinami patys renginiai. Tai atitinkamai yra turbūt ir 6G, ir 7G irgi turėtų būti mažinami renginiai ir siųstuvai ir imtuvai. Tada kuo mažesnis renginys, tuo iš esmės jisai galbūt mažiau naudoja energijos. Tačiau yra kita problema, kadangi tų renginių didėja labai smarkiai, tai tiesiog irgi energijos sąnaudos irgi didės. Kad ir mes padarysime labai mažą įrenginį, jis vis tiek eikvoja tam tikrą energijos kiekį. Tačiau, kadangi jų labai daug yra, tai bendroje sumoje galbūt tos energijos mes sunaudosim daugiau. Toks yra du lazdos galai. Aišku, jeigu ten aš dabar nesigilinsiu į tos jau visai
detalės techninės, kaip yra sprendžiamas energijos tvarumai, ten, pavyzdžiui, ten antenų tenai optimizavimai, pačių reiškia, siųstuvų, kurie siunčia duomenis irgi efektyvumą didinimą ir panašus dalykai, bet aišku, apie tai galvojama, apie tai dirbama ir į kurią pusę mes važiuojam, galima tiesiog pasižiūrėti, kaip pavyzdžiui, kompiuterių procesoriai. Yra kaip dirbama ir ten, tarkim, vienas iš tokių būdų, kaip galima efektyviai naudoti energiją, tiesiog išjungti tam tikras dalys įrenginio arba tam patį įrenginį, kai jisai nesiunčia duomenų. Kaip yra dabar šiuolaikiniai elektriniai automobiliai arba netgi paprasti automobiliai, kai mes sustojam prieš šviesoforą, tiesiog išsijungti, kad nenaudoti elektros energijos arba kuro. Tai čia vienas iš tokių krypčių, kaip galima taupyti. Tai kažkas panašaus, galbūt ir mobiliuose renginiuose atsiras anksčiau ar vėliau. Ernestai, tai mano klausimas panašus, bet šiek tiek apverstas pagal jūsų sritį labiau. Ar 6G gali šį pagerinti daiktų interneto įrenginių energijos vartojimo tą efektyvumą, kaip manote? Na, šiaip aš papildysiu ir Kęstutį ir pats atsakysiu ir šį klausimą. Iš esmės, jeigu mes pažiūrėsim tokioj didesnioj laiko skaliai visą technologinį žmonijos vystymasi, tai ko labiau mes išsivystom, tai vis dėlto daugiau energijos naudojame. Tai čia akivaizdus dalykas, kad žymiai daugiau atsiras įrenginių, tai kokie jie bebūtų tvarūs, vis tiek energijos reikės daugiau. Kitas aspektas, iš kokių išteklių šita bus energija gaunama. Tai vis dėlto einama, ypač iš Europos tą iniciatyvą, mes vis žaliųjų kursų einame. Tai stengiamės tą energiją iš atsinaujinančių šaltinių turėti. Dabar, kas liečia patį daiktų internetą, na tai akivaizdu, kad tie renginiai kiek ir naudos energiją, tiek tam tikrose srityse pagelbės ją efektyviau panaudoti. Na, tai pavyzdžiui, netgi ir su tais pačiais automobiliais, jeigu optimizuoji visą srautą, ne vieno žmogaus ar vieno automobilio lygmenį, o tiesiog viso miesto lygmenį, tai natūralu, kad bendras energijos vartojimas sumažės. Na, taip pat ir gamyboj. Irgi, jeigu kuo daugiau tokių įrenginių įdedi, tuo labiau gali stebėti ir optimizuoti visą procesą, na, tai reiškia ir mažiau energijos sunaudoti. Na, čia, taip sakant, dvi pusės. Ir kaip pamatuoti, ar tą bendrą suminį dalyką, na, tai tikrai sudėtinga, bet išvada ta, kad vis tiek jos reikės daugiau, tos energijos. Tai tada iš esmės reikia keisti, kaip ir minėjot, kaip ta energija yra išgaunama ir tikriausiai apie vartojimą dar gerai pagalvoti klimato. Na, būtent, bet esmė, kažkada neseniai dar atominė energetika buvo ne žalias kursas, dabar jau pas mus žalias kursas, tai čia dar kaip pavadinsi tą energiją, ar jinai ta geroji, tvari ar netvari. Tai čia dar toks dalykas. Bet vėlgi... Duomenų tikriausiai tuo metu. Taip, bet iš esmės, matyt, ir čia pačios technologijos, kaip išgauti energiją, arba ten termobranduolinės reakcijos, irgi tokie reaktoriai jau daromi, prototipai, tai gal po keliasdešimt metų mes tikrai turėsim labai efektyvius energijos šaltinius. Žodžiu, mokslininkai, kuriantis ir dirbantis su 6G, tikrai galvoja apie tvarumą, tai mes paprasti mirtingiai kabutėse galim būti šiek tiek ramesni. Dar vienas klausimas iš Mindaugo Žilinsko, manau, įskirtas taip pat abiems pašnekovams. Kas fizikinė prasme gali būti naujo 6G ar 7G technologijoje? Toks filosofinis gal net truputį. Kęstuti, gal jūs pradėkit šį kartą, tada Ernestas? Tai aš jau, kaip ir atsakiau, savo žinutė, kas yra dabar irgi populiaru, yra srity bendrai fizikinių medžiagų inžinerijos, nanotechnologijos srity, tai yra metapaviršiai ir hibridinė elektronika. Tai
beveik daug šansų, kad šitie dalykai fizikinė prasme tai yra nauji, jie galbūt atsiras ir bus pritaikyti naujose ryšio sistemos. Tai tik trumpai, kas dabar matosi, kur juda mokslo pasaulis ir kur technologijos, būtent tokios labai pažangios, tai atsakymas trumpas to. Ernestai? Iš mano pusės, aš nesu fizikas, tai ta prasme, iš tos fizikinės pusės nelabai galiu ką pakomentuoti iš tikrųjų. Aš galiu dar pasakyti, kas yra hibridinė elektronika, kad būtų aiškiau, tai mes dabar, kadangi vis tiek tai yra iššūkis didinti dažnius, tai mes perėdami tokią sritį, kai išeinam iš tokių, sakykime, taip, labai žargoniškai šnekant, tokių normalių dažnių radijo, prie kurių esam pripratę, ir einam link optikos. Optinių signalų, tai yra lazeris, tai raudonieji lazeriai panašiai. Ir tokia sritis, jinai tokia kaip pilka zona yra tarp optinių taikymų, kur dabar irgi labai plačiai taikomi telekomunikacijose, kad daugiau, pavyzdžiui, šiuolaikinės technologijos ir yra ta paprasta tokia mikrobangos taip vadinamos, kur 5G ryšys, 4G ryšys veikia, bevėlis ryšys, Wi-Fi. Ir yra pilka zona tokia tarp jų jungianti šitas abi dažnių sritis. Ir hibridinė elektronika, jinai yra būtent skirta tokia apjungti šitas dvi sritis. Ir tokia irgi daug yra iššūkių šitą vietą, tiek technologinių, tiek supratimo, tiek inžinerinių sprendimų prasme. Ir jinai šiuo metu yra labai toks ant bangos, yra moksliniam pasaulyje, inžineriniam pasaulyje. Ir dar vienas klausimas iš auditorijos, nenurodyta, kam jis skirtas, tai galėsite pasirinkti, kuris labiau norite atsakyti. Ar nebandote laboratorijoje terahertzų naudoti objekto atpažinimui, pavyzdžiui, objekto dydis, atstumas, greitis ir taip toliau? Mes tokios laboratorijos savo grupėje neturim ir tokių tyrimų tikrai nedarom, tai čia matyt, gal Kęstutis labiau galėtų pakomentuoti. Ar jie kažką bando ar bandys? Taip, aš galiu pakomentuoti, iš tiesų tokie moksliniai tyrimai yra atliekami ir vieni iš mūsų kolegų yra vokiečiai, Vokietijos netgi visas institutas dirba ties šitą sritim, pavyzdžiui, yra konvejeris ir šiukšlių rūšiavimo kūrė sistemą, kuri pagrįsta terahertzais. Tiesiog atvažiuoja šiukšlės ir yra kameros stovi kompiuteris su mašininiu mokymusi ir tiesiog atrūšiuoja šiukšlės, atpažįsta objektus, ar ten yra plasmasė, ar ten yra metalas, ar dar kažkas. Tai. Ir tokių bandymų ne tik tai tiesiog parodyti, kad tas įmanoma, bet jau bandymų pritaikyti tai pramonėje, kasdieniam gyvenime, jų yra pakankamai daug. Labai įdomu, kalbant dar apie tos mokslinius pasiekimus ir ateitį, šiaip mano bendras klausimas būtų, kokiu apskritai laimėjimų, 6G laimėjimų tikitės kiekvienas savo mokslinėje srityje, čia tokiam pamastymui ir galbūt pasvajojimui. Ernestai, gal nuo jūsų pradėkim? Tada Kęstutis. 6G laimėjimų mokslinėje srityje. Iš tikrųjų, kadangi dirbu keliose mokslinėse srityse, kaip optimizavimas, mašininis mokymas, bloko grandinių technologijos, tai matyt laimėjimas, kad šitos sritys galės būti taikomos būtent kaip pagalbininkai, būtent šitą technologiją efektyviau taikyti. Tai tokie laimėjimai. Nes mes patys konkrečiai technologijos neplėtojam, nediegiam, bet galim kurti tam tikrus algoritmus, sprendimus, koncepcijas, kurie pagelbėtų efektyviau tai technologijai veikti ir daiktų internetui efektyviau veikti. Kęstuti.
Aš iš savo pusės galiu pasakyti, kad mes orientuojamės daugiau netgi ne į 6G, o 7G ryšį. Jau sakiau, kad mokslininkai, jie paprastai kūrė galimybę, skiria galimybę, taikymo galimybę. Ir aišku, įmanomas, jeigu yra kooperavimas su verslo įmonėm, galbūt labiau toks pritaikymas kasdieniam gyvenime, bet jeigu kalbėti apie pačius laimėjimus, gal daugiau vis dėlto apie 7G aš nupieščiau. Ten galbūt mes tikimės pasiekti mažą dalelytę, prisidėti prie būtent dar po 20 metų, po 15 metų, jeigu kas 10 metų technologijos atsiranda, gal 2040 metais pasirodys, kurie pasirodys renginiai, galbūt lietuviai ir mes kaip grupė arba tam kaip Lietuva kažkiek bus prisidėję prie to. O gal aš galėčiau iš savo pusės klausimų irgi užduoti iškart Kęstučiui. Žinoma. Porą svarbių tokių 7G išskirčių. Kiek planuojama, kad lyginant su 6G patobulės pasparties ryšys? Geras klausimas. Iš tiesų, tam, kad jie atsakyti, tai galbūt galiu užduoti kitą klausimą tokią. Ar mums reikės tų tokių didelių greičių, galbūt ten pasisuks 7G kažkokia kitokia linkme ir kol mes neturim 6G, dar anksti kalbėti apie 7G. Tai dėl to aš taip konkrečiai pasakyti, kas ten bus 7G. Mes, pavyzdžiui, mes Vilniaus universitete dirbam būtent su dažnių didinimu. Kaip galima būtų nueiti į aukštesnius dažnius ir sunaudojant mažai energijos, perduoti daug duomenų. Tai iš principo, toks vienas mažas uždavinėlis. Vis, kaip jau sakiau, bendrai paėmus 6G yra toks didžiulis traukinys, kuriame yra daug vagonėlių ir kuriuose tam žmonės važiuoja ir dirba kažką toj srityje. Ačiū Jums ir aš tada paskutinį tokį klausimą užduosiu. Jis vėl yra, ne visai visiškai iš Jūsų srities, bet aš manau, kad Jūs tikrai apmąstote tai, kurdami ir dirbdami savo darbą, tai yra į kokius etinius aspektus turėtų Jūsų nuomonė atsižvelgti mokslininkai, tai yra Jūs ir Jūsų kolegos, inžinieriai, politikai, kad užtikrintų atsakingą šios technologijos kūrimą ir diegimą, kaip manote. Kuris norite pradėti? Ernestai, gal Jūs? Gerai, aš galėčiau pradėti. Na, iš esmės, matyt, pirmas dalykas tai pačių vartotojų sutikimas perduoti duomenys ir sutikti, kad jos rinktų. Nes kuo daugiau renginių, to akivaizdžiai daugiau duomenų. Kitas dalykas, pačių tų duomenų apsaugos principai. Nes, vėlgi, privatumas, duomenų apsaugos standartai, tai susiję. Dabar kitas dalykas, galbūt šitos paslaugos, kokiems žmonėms jie bus prieinamas. Vis dėlto siekiant tokio principo, kad kuo daugiau žmonių įsitrauktų ir galėtų naudotis paslaugom. Tai vėlgi toks iššūkis, kadangi aprėptis galės būti labai ribota, tai vieniem prieinami, kitiem ne. Tai gal toks dar aspektas. Ačiū Jums, Kęstuti. Jūs uždavėt klausimas, prisimenu filmą Oppenheimeris. Buvo ir ten tiesiog patys didžiausi protai, kai kūrė atominę bombą ir parodo, kaip irgi moralinės dilemos. Iš pradžių sukūrė moralinės, po to dilemos ir apmąstymai galbūt prasidėjo ten jau pabaigų, kaip žmonės. Tai mokslininkai irgi tam tikrą prasme, ypač tie, kurie dirba su tokiais visai naujais dalykais, tai dažnai mažai susimąsto apie etinius dalykus, bet visada toks kirba klausimas, ar
tavo pasiekimai nebus panaudoti kažkokiam negeriem tikslam. Pavyzdžiui, ten dabar matom Rusijos, Ukrainos karą ir dronai. Dronai visai, taip sakant, įgijo naują pritaikomą erdvę ir ginklai pasidarė. Tai ar dronų kūrėjai galvojo apie tai, kad bus panaudota, tai kartais yra neįmanoma pasakyti ir prognozuoti, nes mes nesam orakulai, negalim pasakyti, kaip tam pasisuks visuomenės vystymasis ir pasikeis tam tikros mąstymo paradigmos ir tiesiog. Bet, pavyzdžiui, ką aš dažnai savo užduodu klausimą, sėdėdamas laboratorijos ir dirbdamas su naujais įrenginiais, tai galbūt ta sveikatos, higiena, sveikatos problema. Ar, pavyzdžiui, terahertzų technologijos, terahertzų, ant kiek jie yra sveiki. Dabar liktai sakoma, kad tai yra žalos nedaro, bet galbūt ten po 10 metų paaiškės, kad tai yra žalingas dalykas. Bet tai tokie klausimai, kurie atsakymai yra, kaip jau sakau, tokie gan labai migloti. Ačiū Jums, kad pasidalinot savo mintimis. Primenu, kad šiandieną kalbėjome apie 6G ryšį ir daiktų internetą ir į jūsų mano klausimus atsakinėjo mokslininkai Kęstutis Ikamas ir Ernestas Filatovas. Viso Vilniaus universiteto ir inovacijų klubo vardu noriu padėkoti tiek pranešėjams, tiek visiems klaususiems ir uždavusiems klausimus. Primenu, kad norėdami sužinoti apie kitus inovacijų klubo renginius, galite prenumeruoti naujienlaiškį arba tiesiog pasekti Vilniaus universiteto Facebook ir LinkedIn platformose. Kiekvieną kartą būna vis kita tema, tai kokia bus kita, aš irgi dar nežinau, bet tikiu, kad jinai bus labai įdomi ir bus dar kiek kitokia. Ir ačiū visiems ir linkiu gražaus savaitgalio ir likusio šio penktadienio. Iki. Iki, ačiū Jums. Iki, ačiū.